Pradėsiu galbūt nuo to, kad vestuvių planuotojų tokia kaip paslauga iš tikrųjų turi daug gilesnę istoriją, negu mes manom ir netgi kartais mes girdim iš mūsų jaunavedžių, būsimų jaunavedžių. Buvo, jinai vadinosi ceremonijų žinovė. Tai yra moteris, kuri prieš vestuvės papasakodavo jaunai apie tai, ką jinai turėtų padaryti, ką jinai turėtų žinoti prieš ruošiantis vestuvėm. Iš tikrųjų, tais laikais buvo daug daugiau, galbūt įvardinčiau prietaro, kurių labai stengdavosi laikytis, kad gyvenimas būtų sėkmingas, laimingas, ilgas. Tai tos ceremonijų meistrės, moteris, kurios susitikdavo su jaunosiam prieš vestuvės, pasakodavo apie gyvenimą, koks laukia gyvenimas, koks santykis moters ir vyro turėtų būti. Ir be abejo, jos pasakoja apie tai, kaip jos bus išlydėtos iš namų, kaip bus palydėtos, pavyzdžiui, į namus vyro. Nes dažniausiai tais laikais, taip būdavo, kad moteris išeidavo iš savo namų ir eidavo pas vyrą į namus. Tai tas procesas, kaip tėveliai turėdavo pasiruošti tam išėjimui, kraitį paruošti, tos tokios subtilybės, kurios yra užmirštos, bet aš, kaip vestuvių planuotoja, kartais labai norėčiau, kad gražias tradicijas perkeltų iš šių dienų šiuolaikiškas vestuvės. Ir aš dalinu mūsų jaunavedžius į tokius 3 tipus žmonių, Tie pirmieji, kurie labai saugo savo laiką, kurie nori profesionalams atiduoti savo vestuvės, bet tuo tarpu irgi dalyvauja procese. Jie siūlo savo vizijas, kurias mes galime įgyvendinti, vizualizuoti. Antra dalis yra žmonių, kurie yra užsidegę entuziazmų pačioj pradžioj. Jie ieško, jie iš tikrųjų padaro kažkokį darbelį, bet įvyksta krizė ir tada jie ieško mūsų ir prašo jau pagalbos, nes jau viską būna išsigūglinę ir Google'as pradeda siūlyti tas pačias nuotraukas ir tos pačius straipsnius. Ir tada būtent mūsų kaip planuotojų yra toks, sugebėjimas pasiūlyti ir pritaikyti būtent jų vestuvių kažkokią tematiką, galbūt kažką ypatingo ir jiems labai svarbaus perkelti į vestuvės. Aišku, yra ir entuziastų, kurie iki paskutinio kovoja ir viską patys planuojasi ir mėnesiui likus tada skambina ir sako, žinot, mums labai reikia jūsų pagalbos ir mes labai gailimės, kad nepakvietėm jūsų anksčiau. Tai yra 3 etapai ir aš labai norėčiau, kad žmonės padarytų tą pirmą susitikimą, ateitų pas planuotoją, pasidalintų, atrastų savo planuotoją, kuri girdi, ką jie sako ir kuri gali įgyvendinti būtent tai, ko jie nori ir padėti.